Žinai, ką aš pagalvojau, kokį mane mato žmonės, tie, kurie susiduria su manim Facebook'e, Gyvenimo ryto svetainėje, renginiuose kažkokiuose. Ką jie mato? Jie mato tą Robertą, kuris nuolatos aiškina apie dvasingumą, kuris yra būtent va toks ir atrodo, kad jis neturi kitos pusės, neturi kitų jausmų, kito gyvenimo. Ir žmonės, kuriems jau skauda labai ir kurie tikrai nori išsilaisvinti, ir kai Robertas aiškina, kad yra kelias, taip, jiems tai būtina, jiems tai gera, tačiau kiti žmonės, kurie dar nori ir gyventi ir kitą pusę, jie galvoja, kažin, jeigu man tap tokiu kaip jis, nes jis veda tokiu keliu tam, kad mes taptume tokiais, koks jis yra. O jis kalba tik tai apie dvasingumą, jis yra tik tai toks. Ne, gal aš nenoriu atsisakyti tos kitos pusės, kuri turi įvairius tikslus, galbūt gyvenime daugiau tokius, apie kuriuos Robertas nekalba, turi galbūt kažkokiu tai norų, aš nenoriu to prarasti, žmogus galvoja. Ir tada jisai tiesiog žiūri iš šono, bet neprisijungia prie to. Ir aš pagalvojau, kad iš tikrųjų, taip, kitos pusės aš neparodau. Dabar pagalvojau, kodėl aš neparodau kitos savo pusės. Todėl, kad kažkaip tai lyg tai atrodo, kad tai nereikšminga žmonėms, kurie nori jau eiti link to dvasingumo, išlaisvinti save. Tačiau žmonės nori išsilaisvinti nuo kažko, bet nenori prarasti taip pat savo materialaus buitinio gyvenimo. Tai brangiai, aš irgi gyvenu materialų buitinį gyvenimą ir nuo jo niekur nedingsi. Ir atrodo, kažin Robertas ar eina į tualetą iš vis ar ne, ar ten tas šūdukas dvasingumui trukdo, kaip ten. Taip, galvoja iš tikrųjų žmonės, o kaip ten yra, jis niekada to neparodė. Iš tikrųjų tai parodyti nėra lengva, kadangi iš tikrųjų viduje yra tas poreikis nuolatos atsipalaiduoti, nuolatos būti toje būsenoje. Bet aš ne šventas, brangiai. Aš taip pat turiu visokias būsenas ir į tualetą einu ir valgau ir gyvenu materialų buitinį gyvenimą ir yra jausmai įvairūs. Aš taip pat pakovoju su gyvenimu. Taip, aš tai dažniau matau ir dėl to neįsitempiu, bet visa tai tiesiog yra. Tai kągi, reikia parodyti kitokią savo pusę, ne? Kad aš nesu ten kažkoks supermenas ar dar kažkas. Iš tikrųjų, žinot, dvasinis prabudimas tai nėra buvimas vien tik tai tame dvasingume ir tik tai šitaip, tik tai taip. Dvasinis prabudimas tai yra potencialo praplėtimas, kada tu gali būti ir čia, ir čia. Gali būti ir toks, ir toks. Ir tu gali būti praktiškas, logiškas, kietas ir gali būti visiškai išsiskleidęs, išgaravęs ir dvasinėje pasidavimo, nuoširdumo būsenoje. Tu gali būti visoks. Taigi, eidami išsilaisvinimo keliu netapsit vien tokiais, kokį matot Robertą fasadė, tik tai nepateikiama. Tai aš tiesiog dabar priimu savo ketinimą, kad ryšiuosi būti visoks ir prieš juos. Ir pateiksiu visokias savo pusės, tokias, kokios man net kartais atrodo, nelabai smagios pasirodyti prieš kitus, ten pasimaivyt kažkaip ar ne. Taip aš tai galiu padaryti. Ir tie, kas mokymuose būna ir pabendraujam daugiau, jie mato, kad aš tiesiog nesu įsiveržęs gyvenime į kažkokią tik vieną pusę, tą dvasingumo pusę. Aš esu visoks, būnu ir griežtas, būnu ir kietas, kiti žmonės sako, net nesitikėjau, kad taip gali būti.
mane gyvenimas veda taip, kad išsireikščiau kitų atžvilgių būtent taip, kaip jiems reikia. Tai kitą kartą paspaudžiu stipriai, kitą kartą juokauju, kitą kartą būnu išplaukęs kažkoks, įvairiai. Bet va pateikt, kad ir socialiniuose tinkluose, ir čia Facebook'e pateikt save, va ta kita pusė, tai nėra lengva. Ir va man šitą stimulą davė Giedrė Bagdonienė, ji tokį transliaciją savo padarė apie tai, būtent apie šitą, kaip įvairūs mokytojai, tie, kurie skelbiasi ir veda dvasingumo keliu, kaip jie kartais vienpusiškai tai daro, neparodo savęs. Ir tada žmogus galbūt galvoja, visiškai tokiu tapt aš nelabai noriu. Nenoriu prarasti kitos savo pusės. Taigi, brangiai, nieko jūs neprarasit, kaip ir aš nepraradau. Tiesiog kažkaip iki šiol man atrodė, kad tą kitą pusę rodyti, tai ne esmė visiškai, tai neįdomu. Ar to reikia žmonėms? Ko gero pasirodo reikia ir aš tą dabar supratau savo viduje. Taip, kad šiek tiek pašiukšlinsiu eterį su galbūt nedvasiniais ir galbūt kai kam nereikšmingais dalykais, tiesiog parodydamas, kad aš taip pat materialus buitinis žmogus, aišku, tualete gal savęs nefilmuosiu, bet kažkokiuose paprastose gyvenimo situacijose tiesiog užsidedu savo nuoširdų ketinimą kasdien kažką parodyti jums iš paprastumo. Tarp tų visų šaukinių į dvasingumą tiesiog parodyti, kad tas dvasingumas nėra sausas, kad jis visą laiką yra dalis tik tai to pilnatvės gyvenimo, kuriame yra ir tualetas, ir miegas, ir kvailystės, ir nesklandumai galų gale, ir klaidos, ką mes vadinam klaidomis, nors realiai klaidų tai iš tikrųjų nėra, kaip po tokių. Gyvenimas žino, kaip turi būti, ir jeigu gavosi, tai gavosi. Tai va, tai parodysiu visas tas pusės, tiek, kiek man išeis. Tai nėra lengva atskleisti kažkokią tai save, nes atrodo, nereikalinga, bet pasirodo reikalinga. Tai kągi, brangiai, tapsiu šiek tiek kitoks, tiksliau nebūsiu kitoks, bet parodysiu tą kitą pusę, kad ji yra tiesiog. Kaip gausis, kiek čia gausis, matysim. Tai va tiek norėjau pasidalinti su jumis. O jūs dabar, prašau, duokit man atsiliepimus, kokią mano pusę jūs norėtumėt pamatyti. Ko jūs norėtumėt įsitikinti, Robertas turi tai, ar yra jame. Užduokit klausimus, padiskutuokim ir pagal tai jūs man padėsit, aš padėsiu jums pasirodyti, atskleist gyvenimo kažkokią kitą pusę. Tai aš prašau jūsų pagalbos šitame kelyje. Susitarėm? Ačiū jums. Iki pasimatymo.